Labą dieną. Aš daugiau kalbėsiu apie tyrimus, ne simptomus, ne gydymą, o būtent tyrimus. Kokie tyrimai buvo daryti, daromi ir svarbiausia, kokius mes planuojam daryti tyrimus, nes mes čia Lietuvoje irgi pradėsim ADHD tyrimus. Ir būtent remsis daugiau neurofiziologiniais tyrimais, tai trumpai apie šitus tyrimus mes ir pakalbėsim. O viskas prasidėjo nuo pokalbio su gerbiama daktarė Veličkienė, jinai pradėjo pas mus ligoninėje dirbti. Ir jinai vieną dieną mane sutiko, sako, gal jūs galite užrašyti vienam pacientui EEG, elektroencefalogramą, na ir pasakyti, ten jis į tą pusę, ar vis dėlto diagnozė ne ta, galbūt kažką tokio. Aš sakau, kad aš nelabai žinau, ar yra kažkokie tokie žymenys specifiniai, kur mes galėtumėm apie tai pasakyti iš encefalogramos. Bet jis sako, žinau, kad yra tyrimai. Tai gerai, aš tada pradėjau domėtis tais tyrimais, kokie tyrimai yra daromi. Taip ir prasidėjo. Tai dabar pristatysiu netgi tokį biomedicininio tyrimo projektą. Pradžiai aš pateiksiu šiek tiek statistikos. Jeigu mes duomenų bazėse straipsnių paieškosim raktinių žodžių, pavyzdžiui, ADHD, tai bent parodė virš 54 000, tai dabar gal jau ir 55 000 straipsnių. Tai atrodytų skaičius labai didelis, bet ten visi straipsniai, kur paminėtas šitas terminas. Jeigu mes pridėsim dar terminą suaugusiųjų ADHD, tai jau yra ženkliai mažesnis skaičius yra šitų straipsnių, bet matom tendenciją ir vienu ir kitu atveju yra didėjimo tendencija, ypač 24 metais buvo šuolis ir manau susidomėjimas vis didėja. Tačiau jeigu pridėsim, sakykime, kokį neurofiziologinį dar terminą, ar ne, pavyzdžiui, tą pačią EEG, tai jau straipsnių skaičius yra ženkliai mažesnis, žymiai mažesnis, 500 šiek tiek. Bet vis tiek tyrimai yra daromi, bet vis tiek dar po šiai dienai nėra patikimų, standartizuotų tokių žymenų, kuriais remdamiesi mes užrašę vieną encefalogramą, galėtumėm pasakyti, padėti psichiatrams diagnozuoti, pridėti kažkokį tokį objektyvų vertinimą, sakykime, tirdami, kas kažkur su smegenimis, gal ar jų veikla yra netvarkoj. Nes, pavyzdžiui, kaip daktaras minėjo praeitam pranešime anksčiau, kad yra skirtingos smegenys. Smegenys gal nėra skirtingos, bet jų veikimas, jų ten deriniai, iš ko jos susideda, gali jie šiek tiek skirtis. Taigi, pavyzdžiui, jeigu pasidomėti EEG, kas jau yra padaryta, tai yra apžvalginis straipsnis, kuriame 21 stambesnis toks tyrimas yra apibendrintas. Tai jie aptiko, o ten imtis prasideda nuo 14 tyriamųjų, tai čia tikrai nedaug, iki 300, tai čia jau yra labai gerai imtis. Tai dabar detaliai neanalizuosiu čia aš kiekvieno to punktelio, bet raudonai pažymėta, kokie čia yra, kur yra kokie skirtumai. Nes elektroencefalograma tai jinai fiksuoja skirtingo dažnio bangas, kitaip tariant, skirtingus smegenų ritmus ir praktiškai pagal dažnį jie skirstomi diapazonus. Tai jeigu pažiūrėsim diapazonus, jie turi savo specifinius pavadinimus, praktiškai visuose diapazonuose yra kažkokių tokių rasta skirtumų. Tačiau problema yra ta, kad imamos dvi didelės grupės, ar ne, žmonių, kurie skaitomi sveiki ir kurie jau turi ADS simptomų, ir tada tie skirtumai išryškėja. Tačiau problema, sakykime, jau tokia praktinė yra, jeigu yra vienas atskiras žmogus, prie kurios grupės, kuo remiantis jį ir reikia priskirti prie tų jau sveikų, ar jau, kad kažkas reiktų galbūt pagalvoti apie kažkokį tai gydymą, kažkokią pagalbą. Yra ir EEG metodika besiremiantis, bet tokie detalesni tyrimo metodai neurofiziologiniai, tai taip vadinami sukeltieji potencialai.
EEG yra daugiau ramybės potencialai, nes žmogus sėdi atsipalaidavęs, užsimerkęs, jam uždedami paviršiniai elektrodai, tai neinvazinis metodas, ir registruojam tos ritmus, kaip jie laike keičiasi. O pats pavadinimas sukeltieji potencialai rodo, kad mes fiksuojam smegenų reakciją į tam tikrus dirgiklius. Ir vienas pirmųjų tokių jau specifiškesnių tyrimų yra sukeltojo potencialo go, no go, tokia paradigma. Ir pavadinimą irgi, jeigu taip tiesiog versti, tai daryk, nedaryk. Jis labai panašus į vaikišką žaidimą valgomas, nevalgomas. Nežinau, ar dabar šiais laikais vaikai TikToko eroje ten žaidžia dar tokius žaidimus, bet aš atsimenu, kad mes kieme tikrai žaisdavom. Nu, dabar šiais laikais gal kieme vaikų tankis nepakankamas tokiem žaidimams, geriau telefonu bendrauti. Taigi, tai tiesiog reikia vienu metu susilaikyti nuo veiksmo, kitų laikų tą veiksmą atlikti. Ir čia yra svarbios prieškaktinės smegenų sritis, o prieškaktinės tai reiškia, priekinės smegenų, nes kakta, o jau priekinės smegenų dalis vadinasi prieškaktinė žievė. Ir jeigu jinais dirba tvarkingai, tai tada planavimas, sakykime, tas sugebėjimas kontroliuoti veiksmus, imti kažką daryti ar nedaryti, stabdyti yra sudėtingesnis negu kažką daryti. Jau reikia daugiau dėmesio, daugiau pastangų. Ir jeigu ten kažkokie tokie sutrikimėliai yra, tai ten keičiasi ir laiko parametrai, kaip greitai tas atliekama, ir smegenų irgi ten bangos, irgi šiek tiek jos atrodo skirtingai. Tačiau vėlgi yra problema, kad tai nėra, kaip mes sakom, specifiška, tai būdinga ne vien tik tai ADHD. Tai todėl vien taikyti kaip ADHD atskirimui yra sudėtinga ir daugiau vis dėlto ta paradigma buvo taikoma vaikų tyrimuose, nes tai yra paprastas, lengvai paaiškinamas metodas ir todėl vaikams tik tai labai tinka. Bet yra ir naujesnių tokių metodų, kurie yra mažiau ištirti, bet tyrimai jau yra daroma, kaip pavyzdžiui P300 potencialas arba LDEP, čia tie sutrumpinimai slepia tokius biški sudėtingesnius, bet jeigu lietuviškai, tai klausos sukeltojo potencialo priklausomybė nuo garso stiprio. Tai reiškia, jau kai mes pateikėm dirgiklius, tai jie yra skirtingo garso stiprio klausos dirgikliai ir mes žiūrim, kaip smegenys reaguoja į tos dirgiklius. Tai yra tokių duomenų, kad tai siejasi su serotonerginės sistemos aktyvumu. Priklausomai nuo aktyvumo keičiasi smegenų reakcija. Ir dabar dar vienas jau toks naujesnis, bet pas mus Lietuvoje yra labai neblogų specialistų iš Vilniaus universiteto, kurie yra įsisavinę klausos nuostoviosius atsakus ir rašo straipsnius, kurie yra plačiai cituojami. Vienu žodžiu, mes irgi turim ryšį su VU specialistais ir jie mums irgi padės analizuoti šitos duomenis. Tai dabar pristatysiu tą biomedicininį tyrimą ir užvakar ketvirtadienį mes gavom žinią, kad bioetikos komitetas, kuri yra labai tokia, ne tai, kad priekabi, bet labai tokia organizacija rimta, tai jie davė sutikimą, kitaip tariant, davė leidimą atlikti šitą tyrimą, vadinasi, su etika ten viskas tvarkoja, visa kita. Tiesa, sakykime, pagal visus reikalavimus, visi tyriamieji turi pasirašyti informuoto sutikimo formą. Ir jinais apima 10 puslapių. Tik tiek, kad mes iš patirties turim, kad jeigu žmogus jau sutinka dalyvauti tyrime ir jam paduodi 10 puslapių, jis sako, geriau rodė, kur pasirašyti. Tiesiog atsiverčia tą paskutinį ir duoda parašą, nes jis jau pasitikė, kad mes kažko blogo gal nepadarysim. Gal. Reikia draustis. Taigi, tai šiaip tai hipotezė būtų tokia, kad štai tuos metodus, kuriuos mes taikysim, bus kažkokių mes rasim skirtumų, bet svarbu yra taikyti kelis metodus iškart.
ir tada naudoti daugiau parametrų ir galbūt tas parametrų derinys leis mums kaip ir kokį profilį tyriamojo suformuoti ir tada mes jau galėsim turėti patikimesnius rezultatus, kurie galbūt taps tais norimais žymenimis. Nes tai labai palengvintų ir gydytojams, ir kitiems specialistams darbus. Ir dabar projekto dalyviai tai mūsų ligoninė, o mūsų ligoninė yra tas neurofiziologinių tyrimo ir gydymo metodų skyrius, kur mes darom kaip tik turim patirti EEG daryti, sukeltuosius potencialus, o kaip minėjau, tos nuostabiausius atsakus ir dar papildomai keletą tokių momentų, tai už juos bus atsakingas VU medicinos fakulteto transliacinių sveikatos tyrimų instituto taikomųjų neuromokslo centro specialistai. Gal nesat girdėję tokio, bet toks egzistuoja, jis dabar yra naujame medicinos mokslo centre Žaliųjų ežerų gatvė 2. Ir jie irgi ieško kontaktų, nes manau, kad tas tyrimas padės užmegzti geresnius kontaktus su Vilniaus universitetu, nes mums kol kas trūksta tų kontaktų ir tikimės, kad vienas iš tokių, sakykime, kaip ir rezultatų šito tyrimo turėtų būti, tai glaudesnis ryšys su perspektyva dar į tolimesnius tyrimus. Nes mes žiūrime tą tyrimą į metų trukmės, kaip į tokį pilotinį pasibandymui, pasižiūrėti, ką mes gaunam, kaip ten viskas einasi. Ir, sakykime, rezultatus to tyrimo gal bus galima po metų panašioj konferencijų, aš manau, kad jos tikrai yra reikalingos. Nes prieš kelis metus, jeigu man būtų pasakę, kad bus konferencija ADHD temai ir šeštadienį saulėta susirinks dvi faktiškai auditorijos pilnos, tai aš būčiau nepatikėjęs, sakyčiau, negali būti. Bet tai rodo, kad vis dėlto problemos yra reikalingas spręsti ir todėl mes čia esam. Čia, jeigu trumpai, tai kokios problemos su žymekliais. Jie turi pasižymėti tam tikromis svarbiomis savybėmis, tai lengvai prieinamas, kad pavyzdžiui nereiktų skristi į Ameriką ar ten į Islandiją, kur važiuoti. Kiekybiškai vertinamas, tai reiškia padeda kiekybiškai tiksliai vertinti skirtumus. Lengvai atkartojamas, tai reiškia, kad jeigu kokia kita įstaiga ar laboratorija norėtų pasitikrinti, ar tikrai taip yra, kad būtų galima jiems būtų lengva viską tą atkartoti, ką mes darom, ir kad panašiai gautųsi, tai reiškia, jis turėtų tikrai būti gana tikslus. Pagrindiniai tokie reikalavimai, kurios sunkiausi galbūt yra specifiškumas, tai reiškia, kad būtų specifinis kažkokiam sutrikimui. Pavyzdžiui, elektroencefalograma labai gerai tinka epilepsijoms diagnozuoti, ten dažnai būna specifiniai, labai specifinės bangos, specifiniai pakitimai ir juos jau pamačius užrašę galima sakyti, čia jau bus ko gero epilepsija ir tada jau eina kiti veiksmai. Ir patikimas, tai irgi čia aišku be komentaro ir tiesa dar pridėčiau vieną labai pageidaujamą savybę, tai kad nebūtų invazinis. Kitaip tariant, nesukeltų kažkokių stipresnių pašalinių reiškinių. Taip, tai bus, jeigu taip apžvelgti trumpai, nesigilinant labai giliai patį tą tyrimą, tai bus, turėsim dvi grupės. Tai bus, taip vadinami, sveiki tiriamieji, kontrolinė grupė ir bus asmenys, kuriems yra jau testais, klausimynais, kurie dabar ir naudojami pagrindinai diagnostikai, jau yra nustatytas konkretus tas ADS sutrikimas. Ir neurofiziologiniai ištyrimas bus identiškas ir vienai ir kitai grupė ir mes palyginsim gautus rezultatus ir ieškosim skirtumų, patikimų reikšmingų skirtumų. Ir biški skirsis klausimynai, nes klausimynus irgi naudosim, be jų mes išsiversti negalim. Ir psichiatrai bus atsakingi už jau ADS simptomų įvertinimą, nes jie turi patirties, jie yra specialistai, ekspertai. Tai jie taikys DIVA 5 ir Parklio klausimyną.
Kontroliniai grupiai mes šitų netaikysim, bet vis tiek yra skryningo vadinamas toks testas, tai šitas ASRS, neilgas toks testas iš 2 dalių susidedantis, kuris padeda įvertinti, pavyzdžiui, žmogui, kuris pats galbūt nežino, arba mes apie jį nežinom, bet pateikę tą testą mes gausim informacijos apie tai, galbūt pas jį jau tie balai arba tų simptomų jau yra tie, kad galbūt jau jį galima būtų jam pasiūlyti ir kitą testą, jau tokį rimtesnį, bet kad galėtume mes atrūšiuoti abi grupės tvarkingai ir dabar abiejoms grupėms taip pat bus keli testai, kurie padės atmesti kažkokius papildomus sutrikimus, kurie gali turėti įtakos galutiniams rezultatams. Paskui, pavyzdžiui, aukštas nerimo lygis. Pavyzdžiui, sveikų grupiai galbūt tas nelabai tiks. Depresijos simptomai, bendra sveikata ir AQ10 tai yra autizmo tokių pamatinių simptomų patikrinimas. Tiesa, susidūrėm čia vėlgi per bioetikos komitetą, jie pareikalavo visų, kur bus naudojami testai, kad mes turim leidimą jos naudoti ir kad jie yra verifikuoti. Tai čia buvo šiokia tokia problema, nes ne visi testai yra oficialiai, kaip sakoma, ten. Tai čia yra problema ir mes manom, kad vėlgi tas tyrimas gal bus vienas tokių pirmų žingsnių, kurie padės, pavyzdžiui, imtis tų verifikavimo procedūrų, nes tai yra gana sudėtingas procesas, bet pradėti vis tiek reikės, nes vis tiek gal kažkas dar susidurs su bioetikos komitetu, tai kad neturėti ten problemų iš karto, tai geriau iš anksto. Pati schema, tai jinais susideda iš tokių 6 etapų, kai kurie kartojasi, trukmė 50-60 minučių. Ir kodėl mes, pavyzdžiui, neskaidom į atskiras kažkokią iš pradžių vieną padaryti trumpesnį, paskui kitą. Pagrindinė mintis yra, kad tyrimo metu būtų gerai, kad tyriamasis šiek tiek pavargtų, kad jis turėtų tam tikrą kognityvinį apkrovimą ir atsirastų toks kaip ir smegenų nuovargis, nes kai rami aplinka pailsėję žmonės, tai mes tų skirtumų galim tokių ir nepastebėti, bet kai atsiranda tas apkrovimas, tas kažkoks nuovargis, tada galbūt tie parametrai išryškės. Tai todėl vertinsim ir nepavargusius ir jau kažkiek tai nuvargusius, tai kai kurie tyrimai, pavyzdžiui, po 300, kuris reikalauja dėmesio sukaupimo, jie bus kartojami po 2 kartus, kad būtų galima palyginti prieš ir jau pabaigoje. Dabar trumpai apie visus aš nekalbėsiu ten detaliai, apie porą tų jau tokių, kur galbūt rečiau girdėti arba nelabai pažįstami metodai, taip pat 300 potencialas, tai irgi dedami paviršiniai elektrodai kaip encefalogramai ant galvos ir dedamos ausinės. Ir mes tada rašome encefalogramą ir per ausines pateikiam klausos dirgiklius, tiesiog garsus. Ir jie skiriasi savo tonu. Vieni yra aukštesni, kiti yra žemesni. Čia schemoje galbūt nėra tas labai aišku, kaip vyksta, bet vieni yra dažnesni, tų pilkų žemo tono garsų yra paduodama daugiau, 1:4 kažkur. Ir atsitiktinė tvarka yra pateikiami aukštesni tie tokie pop, eina ir staiga pip. Ir mes tyriamajam sakom, tu į tuos dažnus pop nekreip dėmesio, o kai bus pip, tada tu suskaičiuosi juos. Mes pateiksim kažkiek tai tų dirgiklių. Ir tada žmogus sėdė ir jis klausosi ir neskaičiuoja tų dažnų, bet turi suskaičiuoti rečiau. Tai reiškia, jis turi išlaikyti dėmesį, kad nepraleistų ir efektyviai atnaujinti darbinę atmintį. Nes kitą dieną jis neatsimins, kiek buvo ten tų dirgiklių, bet dabar, kiek mes, sakykime, 28, 30, 32, mes skaičiam ten biškį skaičių. Ir todėl gaunam mes 2 tokias kreives. Pirma kreivė, tai smegenų atsakas į tos nereikšmingus, kaip mes vadinam, tos dažnus, kurių nereikia skaičiuoti.
Tai pirmoji dalis čia eina 100-200 milisekundžių. Tai 1/5 sekundės. Žmogus smegenis išgirdo garsą. Čia šitas išgirdo, o toliau, kai su garsu nieko daryti nereikia, jos nuobodžiauja. O apatinė kreivė rodo, kad išgirdo dirgiklį, bet suprato, kad jį reikia priskaičiuoti, nes jis skiriasi. Ir tada atsiranda tokia įdomi, gana nemaža banga, jinais gana ryškiai atrodo, jeigu viskas tvarkingai registruojama. Tai, nuvažiavau. Tai mes ir matuojam, kaip greitai jinais pasirodo po dirgiklio pateikimo, latencija ir bangos aukštį, arba mes vadinam amplitudę, irgi kiek ten mikrovoltų, nes ten mikrovoltų eilės labai silpni signalai. Ir gali parodyti, sakykime, jeigu amplitudė mažesnė, tai vadinasi jau dalis neuronų tinginiauja, neprisideda prie analizės, ar ne? O jeigu atsiranda kliuvinių dėl greičio, ar ne, kaip greitai reaguoja viskas, tai tada ta latencija turi tendenciją didėti. Tai bus toks tyrimas daromas ir sekantis tas LDEP, kaip mes sakom, mes taip ir vadinam. Tai, nes lietuviškas sutrumpinimas neskamba, gaila. Tai čia jau marga, ar ne, bet tai irgi klausos dirgikliai. Ir jų aukštis, stulpelio aukštis rodo jų stiprumą decibelais. Ir duodam 60, 70, 80, 90, 100 decibelų, gal duotumėm ir daugiau, bet jau virš 100 jau čia etika nepraleis, nes jau praktiškai skausmo barjerą mes pasiektumėm. Tai ir mes tada braižom kreivę, nes smegenys reaguoja, čia irgi tokios bangos, ir kuo stipresnis čia pats silpniausias dirgiklis geltona, o stipriausias tai yra mėlyna, ar ne? Ir logiškai būtų manyti, kad mes stiprinam dirgiklį ir smegenų reakcija yra vis didesnė, ar ne? Ten 60 maža reakcija, 100 didelė reakcija. Pasirodo, iš tikrųjų mes žmonės galime suskirstyti grubiai ir tokias dvi grupės. Pas vienus taip ir vyksta, kuo stipresnį duodam, tai gaunam tokį pakilimą. O čia šitam grafike taip ir parodyta, yra pakilimas, status pakilimas. Bet yra įdomus reiškinys, kad kai iš pradžių kyla, stiprėja dirgikliai, kyla atsakas irgi stipresnis, o paskui, kai jau yra 90-100, pas kai kuriuos žmonės, jų yra nemažai, atsakas susilpnėja. Kitaip tariant, smegenis atsaka į stipresnius dirgiklius, sąmoningai, nesąmoningai, bet yra mechanizmas, kuris prislopina. Nes smegenims taip be atodairos, kaip sakoma, reaguoti yra neekonomiška, nenaudinga, todėl yra mechanizmas, kuris tiesiog matosi, kad jau čia bus kažkas tokio, tiesiog prislopina. Tai yra, aišku, geras reiškinys ir buvo irgi pavyzdys, čia serotonerginės sistemos aktyvumas. Jis taip santykinai parodytas, bet jeigu aktyvumas serotonino žemas, tai tada mes gaunam tokį be ribų praktiškai, o jeigu serotoninas funkcionuoja gerai, nes serotoninas dalyvauja perdodant garso signalus iš ausies į žievę tuose branduoliuose pakeliui, kur nueina visą kelią, tai ten dažnai veikia serotoninas ir jeigu jo ten jis kažkur tai jo mažai ar jis kažkur neteisingai veikia, tai tada ta reakcija nebeslopinama. Tai pabaigai dar norėčiau prie to pridėti, kad mes RVPL ir kitose galbūt svetainėse patalpinsim kvietimą dalyvauti tyrimuose, aišku, jau kur yra ADS sutrikimas nustatytas korektiškai, teisingai, tai mums siūs mūsų psichiatrai, daktarė Veličkienė, dar keletą turim. O sveikus irgi jau mes verbuosim, galima sakyti, pagal tai, kokiu mums reikės, nes geriausia grupė suderinti pagal amžių ir pagal lytį, kad nebūtų ten, sakykime, sveiki, tai studentai, santykinai sveiki, o pacientai ten, sakykime, kažkur jau amžius ten tikrai suaugę. Tai jeigu kam įdomu, galite sekti mūsų informaciją ir kviesim dalyvauti. Tai čia mūsų ligoninė iš viršaus, gražus parkas, gražus pastatai, vienu žodžiu, rami vieta.